Sveika, miela žiūrovė. Ačiū, kad užėjai į mano kanalą. Jei čia užsukai pirmą kartą, mano vardas yra Ramunė ir aš esu dvasinė patarėja. Padedu moterims pakeisti jų karmą, skaitau akašos įrašus, taro kortas, darau energetinį gydymą, blokų valymus, įvairius burtus ir magiškus ritualus, bei patariu su dvasiniu vedliu pagalba. Šis taro kortų skaitimas bus pasižiūrėti, kokia bus tavo finansinė padėtis šį mėnesį. Dabar išsirink vieną tą labiausiai patikusią kortų krūvelę. Čia bus pirmoji kortų krūvelė, antroji kortų krūvelė ir trečioji kortų krūvelė. Jei reikia, šioje vietoje sustabdyk šį video ir paklaus, kurią krūvelę nori išsirinkti tavo intuicija. Kiekvienos krūvelės video laiką rasi aprašymo laukelėje. Taigi pasižiūrėkime, ką tau pranašauja tavo dvasiniai vedliai šį mėnesį, kas susijęs su tavo finansais. Jeigu išsirinkai pirmą krūvelę, tai šis skaitimas bus tau. Kažkas, ko laukiai, jau greitai pasirodys. Jaučiu, kad kažkas dar nesusiklostė, ko tu norėjai. Pavyzdžiui, norėjai laimėti loterijoje ir tie tavo laimingi skaičiukai arba laimingas loterijos bilietas dar nėra pasiruošęs ateiti į tavo gyvenimą. Jaučiu, kad kažkas pildosi, kažkas kaip gėlė atsiskleidžia. Turiu galvoje tavo finansus, bet dar reikės truputėlį palaukti. Matau, kad į tavo gyvenimą jau ruošiasi ateiti geresni, didesni finansai ir tu liktais augi į tą finansinę gerovę. Jaučiu, kad kažkoks yra augimas. Gal tu atsidedi pinigus kiekvieną mėnesį, jaučiu, kad tavo banko sąskaita auga po truputį, gal tu pati dirbi su kažkokiais tai savo įsitikinimais, jaučiu, kad tas auga ir tas, kaip sakau, kaip gėlė, auga ir galų gale ji turės išsiskleisti. Tai jeigu bandai susitaupyti reikiamą sumą, tai jaučiu, kad dėdama kiekvieną mėnesį auginsi tą savo banko sąskaitą. Jeigu dirbi ties finansiniais įsitikinimais, jaučiu, kad tie tavo įsitikinimai padės tau atsiskleisti, kad galėtum priimti daugiau finansinės gausos. Šis mėnuo gali būti labai sėkmingas, nes sėkmė tave lydi šį mėnesį, tai patarčiau nusipirkti bent vieną loterijos bilietėlį, nes gali pritraukti tokią netikėtą sėkmę. Ir klausyk protingų žmonių patarimo, ne kiekvieno žmogaus, bet tų žmonių, kuriuos tu laikai autoritetu, manai, kad labai protingas žmogus, ypač kas susijęs su kokiais tai finansais, finansų patarėjas, gal koksai žmogus, kuris padeda su būsto paskolom ar taip toliau. Toks žmogus, kurį laikai autoritetu, būtų gerai paklausyti tokio žmogaus, nepulti į viską stačia galva, nors ir tau yra sėkmingas šis mėnuo, bet jaučiu, kad tau reikėtų paklausyti tų tokių išmintingų patarimų. Gal netgi gausi kažkokių tai išmintingų patarimų ir reikėtų paklausyti tų patarimų. Visata tau siunčia pagalbos ranką, visata tau nori ištiesti pagalbos ranką, tai gali būti susijęs su tais patarimais, kuriuos gausi arba kuriuos tau reikia išgirsti. Tai kiekvienas patarimas, kiekviena sinchronizacija gali būti ta pagalbos ranka. Gal kažkas iš žmonių, tavo aplinkinių žmonių išties tau pagalbos ranką. Neatmesk tos pagalbos. Jaučiu, kad ta pagalba nuves tave ten, kur tu nori būti finansiškai. Tai neatmesk pagalbos. Jeigu tavo vyras nori tau duoti pinigų,
nei iš šio, nei iš to, neatmesk tos pagalbos, būtinai priimk, nes visata šiuo metu nori tau padėti ir jis siūs tau visokius patarimus, visokius žmonės į tavo gyvenimą, kurie tau gali padėti. Gali būti, kad išvažiavus atostogų kažką tu suprasi, kažką sužinosi, gal tu taupai atostogom pinigus ir tuos pinigus, kuriuos atsidedi į banko sąskaitą, kur vis augini banko sąskaitoj, gerai būtų išleisti tuos pinigus atostogom. Jaučiu, kad tau reikia pailsėti. Ir žinai, visų pasaulio pinigų neuždirbsim, visų pasaulio pinigų nesutaupysim ir tavo dvasiniai vedliai sako, tau reikėtų tuos turimus pinigus atsidėti atostogom, pasitaupyti atostogom, jeigu dar netaupai tų pinigų atostogom, nes tau reikia to laiko pailsėti, tau reikia to laiko atsipūsti ir jeigu visus metus nieko savo neleidai, labai smarkiai taupai, labai sunkiai dirbai, tai vat šį mėnesį tiesiog paleis tos pinigus ant atostogų, leisk savo pasilepinti ir išvažiuoti atostogom. Jaučiu, kad arba jeigu taupai pinigus, tai jaučiu, kad turėsi pakankamai pinigų atostogoms, nes tavo dvasiniai vedliai sako, kad šį mėnesį būtų gerai tau patostogauti. Kaip sakiau, dar vieną kartą, kad neatsisakyk kitų žmonių pagalbos. Jeigu tau, pavyzdžiui, tėvai nori duoti pinigų atostogoms, būtinai tuos pinigus priimk. Nėra nieko negražaus priimti dovanas iš visatos, kartais visata siunčia pinigus per kitus žmonės. Nėra nieko negražaus priimti dovanas iš kitų žmonių. Tai va, tai jeigu šį mėnesį tau kas nors pasiūlys pinigų, būtinai tuos pinigus priimk. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad per kitų žmonių pagalbą tu atversi savo širdį kitiems žmonėms. Jaučiu, kad tau reikia išmokti priimti visatos dovanas, tau reikia išmokti priimti kitų žmonių pagalbą. Gal tu nedrįsti, gal tu manai, kad priimti kitų žmonių pinigus tai yra kažkokia tai labdara, bet tavo dvasiniai vedliai nori pasakyti, kad turi atidaryti širdį kitų žmonių pagalbai. Šį mėnesį ypač turi atidaryti širdį kitų žmonių, kai kiti žmonės ištiesia tau ranką, dovanoja dovanas, duoda pinigus ir taip toliau. Tame nėra nieko gėdingo. Tai va, šį mėnesį ypač, jei kas nors duoda pinigų, būtinai priimk tos pinigus ir geriausiai išleisti tos pinigus atostogams. Taip pat matau, kad jeigu kas nors padovanos tau loterijos bilietėlį, irgi bus labai sėkmingas tas bilietėlis. Tai irgi priimk loterijos bilietėlius iš kitų žmonių. Ir jeigu šį mėnesį galvojai, kaip galėtum užsidirbti papildomų pinigų, ar nežinai, kurią gyvenimo linkme eiti, šį mėnesį tau reikėtų įsiklausyti iš savo širdį ir paklausti savęs, ką tu jau senai norėjai kūrybiško išbandyti, kaip tu norėtum kurti, ką tu norėtum kurti. Ir jaučiu, kad ta tavo kūryba padės pritraukti daugiau pinigų į tavo gyvenimą. Tai pagalvok, kaip per kažkokią tai kūrybą, savo kūrybą, kaip galėtum kažką gražaus padaryti žmonėms, kažką sukurti, ką galėtum parduoti, gal kokią paslaugą kūrybinę galėtum teikti žmonėms. Tai jaučiu, kad tai tave galėtų pastatyti į tokį visatos flow, kur padėtų tau, netgi visata padėtų tau pritraukti daugiau pinigų. Turiu galvoje, kad
per savo kūrybą, per klausimąsi savo širdies, gal kažką, ką vaikystėje darei, bet dabar numetė į šalį ir ėmėsi kažko kito, gal per tą iš vaikystės, ką norėjai veikti, gal kažkokį tai kūrybinį talentą turi, kur niekada negalvoji, kad tas dalykas galėtų tau pritraukti pinigų, bet jaučiu, kad tai ir pastatys tave ant to sėkmės kelio, kur visata padės tau, kur visata tave palaikys, kur visata siūs tau visokias dovanas. Gali būti, kad pamatysi kažkokio tai žmogaus tikrai veidą ir tai gali pasirodyti atostogų metu. Kažkas atsiskleis, ko nematei anksčiau. Tai vad, gali pamatyti tokį žmogų, kuris galvoja vien tik tai apie save ir kuriam nerūpi kitų žmonių jausmai. Tai gali atsiskleisti per atostogas. Nereikėtų imti pagalbos iš tų žmonių, kurie primeta savo vertybės ant tavęs, kaip gal jie tau duoda pinigus ir tau tada komanduoja, kaip tos pinigus tu turi išleisti, kaip juos reikia taip taupyti ir taip toliau. Neimk pagalbos iš tų žmonių, kurie primeta tau savo vertybės. Jeigu šį mėnesį išvažiuosi atostogų, tada žiūrėk, kad kai grįši iš atostogų, kad nepasiduotum tam, žinai, kaip būna po atostogų, atrodo, susidepresuoji, nes per atostogas tai buvo smagu ir dabar vėl reikia grįžti į rutiną. Tai nepasiduok šitam jausmui, tam liūdesio jausmui po atostogų. Geriau užsiimk kažkokią tai kūrybą, gal pasinerk į kažkokį tai hobį, tam, kad grįžus po atostogų, kad neprarastum to momentumo, tos visatos dovanų momentumo, sėkmės momentumo. Tai geriau po atostogų susikoncentruok į savo kūrybą. Kad ir ką kurtum. Jeigu kuri kažką ne pardavimams, o dėl to, kad tave tai džiugina. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, kad jeigu šį mėnesį išvažiuoji atostogų, tai tam, kad grįžti į rutiną po atostogų, tiesiog susikoncentruok į savo kūrybą. Jaučiu, kad kūryba vėl tave pastatys ant tinkamo kelio. Reikėtų kuo mažiau rodyti kitiems žmonėms, ką tu veiki. Čia angliškai sako, in silence you find power. Tai jeigu pastaruoju metu labai daug pasakoji apie save, savo draugiams, labai daug savęs rodysi per socialinę mediją, tai tavo dvasiniai vedliai patarė šį mėnesį bent jau išeiti iš socialinės medijos, nepasakoti apie savo svajones ir savo norus niekam, nes būna taip, kad pasipasakoja ir planai sugriūva. Ir tai yra dėl to, kad ne kiekvienas žmogus mums linki gero. Nors ir būna pati geriausia draugė, bet gal ta draugė iš savanaudiškų paskatų nenori, kad mums pasisektų. Arba ji galvoja, kad jeigu mes kažką užsimsim kažkokią tai kūrybą, arba pradėsim lankyti kažkokį tai būrelį, neturėsim jai laiko. Tai geriau šį mėnesį tiesiog padaryk tokį eksperimentą ir niekam apie savo planus nepasakok. Tu žinai, ką tau reikia daryti ir žinai, kur tau reikia eiti. Įsiklausyk į savo širdį ir kur tave veda tavo kūryba. Jeigu manai, kad esi pasimetus ir nežinai, ką daryti, tai įsiklausyk į savo širdį ir į savo kūrybą ir tai tau pasakys, kur tau reikia eiti ir ką tau reikia daryti. Tu turi pasitikėjimą savimi, tu turi tą viduje pasitikėjimą,
tu nebijai ir tu įgausi to pasitikėjimo, kad gali viską nugalėti, kad gali gauti to, ko nori. Jeigu tau atrodo, kad nepasitiki savim ir nežinai, ar čia pavyks, ar čia bus gerai, tai yra tik tavo protas. Tavo širdis jau žino, kad tu pasitiki savim, tavo širdis jau žino, kad tu pasieksi tai, ko nori ir reikėtų klausytis savo širdies labiau. Ir taip pat tavo dvasiniai vedliai šį mėnesį patarė užimti tokią lyderio poziciją, kad ir ką tai tau reikštų, savo gyvenimo lyderę, savo kūrybos lyderę, savo širdies lyderę ir imtis veiksmų. Jeigu ilgai atidėlioji, nežinojai, ką pasirinkti, kuriuo keliu eiti, išsirink vieną dalyką, nuo to ir pradėk. Kai mes pasirenkam vieną, tada atsidaro dar daugiau durų, kurių nematėm prieš tai. Tai reikia pradėti nuo vieno pasirinkimo, vieno žingsnelio ir iš to žingsnelio atsidarys dar daugiau galimybių. Kol mes nieko nepasirenkam, tol mes stovim vietoje. Gali būti, kad šį mėnesį sulauksi kažkokiu tai pokyčių, gal netgi atostogų, kurios kažkaip įtakos tavo gyvenimą. Kažką sužinosi, kažką suprasi šį mėnesį ir tai padės tau išsimušti iš to nežinojimo, ką daryti, kur eiti. Ir gali būti, kad netgi užsimsi savo senų įpročių pakeitimu, savo senų įsitikinimų pakeitimu. Tai jeigu nežinojai, ar priimti pagalbą, pakeisti senus įpročius, pakeisti senus įsitikinimus, būtinai priimti tą pagalbą. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, jeigu yra kažkoks tai trumpiausias kelias, kaip galėtum pasiekti savo finansinius tikslus, tai imkis tuo kelio. Ir imkis tokių dalykų, kuo tu tiki. Jeigu netiki tuo dalyku, tai tau nebus tas trumpiausias kelias. Tai vat sako, kuo tu tiki, tas bus tau trumpiausias kelias. Šį mėnesį tavo dvasiniai vedliai patarė taip pat saugotis visokių chemikalų, visokio nesveiko maisto, nes tavo energijos yra labai sensitive, labai jautrios tavo aplinkai. Tavo energija taip pat gali būti labai jautri santykiams, toksiškiams santykiams, toksiškoms situacijoms ir toksiškiams dalykams. Tai jeigu namuose yra kažkokie tai toksiški chemikalai, tai reikėtų bent jau šį mėnesį jų nenaudoti. Jeigu santykiuose kažkas yra toksiško, kažkas santykiuose kažkokia tai nesutarimai ir dramos, tai pasistengti šį mėnesį nesivelti į tas dramas. Ir situacijos, kurios tu manai yra tau toksiškos, tų situacijų šį mėnesį reikėtų privengti. Mums atrodo, kad santykiai, pavyzdžiui, arba aplinka nėra susiję, bet iš tikrųjų mes esam vientisos būtybės ir nors ir tavo dvasiniai vedliai sako, pasisaugok chemikalų, pasisaugok toksiškų situacijų, pasisaugok toksiškų santykių, tai viskas atsiliepia tavo finansams. Jeigu, man būna, nes aš dirbu tokį kūrybinį darbą ir jeigu aš susipykau su savo draugu ir aš neturiu nuotaikos, tai automatiškai atsilieps mano kūrybai. Automatiškai tada per tą kūrybą aš nepritrauksiu tiek daug pinigų, kiek norėčiau. Tai viskas yra tarpusavė susiję. Tavo santykiai atsiliepia tavo darbui, tavo darbas atsiliepia tavo sveikatai ir taip toliau. Nors ir patarimas, kurį daviau, atrodo visiškai gal nesusijęs su finansais, kaip ir išvažiavimas atostogų, bet gali būti, kad atostogose sutiksi kažkokį tai žmogų, kuris tau išties pagalbos ranką. Priimk šį patarimą iš tos pusės, kad mes esame vientisos būtybės ir priimk tai, kad kiekviena gyvenimo sritis atsiliepia visoms kitoms gyvenimo sritims ir netgi finansams.
Taigi tiek aš tau turiu šį mėnesį, tikiuosi tau patiko šis skaitimas ir jei tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka, prenumeruoti bei varpelį, kad niekada neprileistum sekančio video. O jei norėtum asmeninio taro kortų skaitimo, su manimi gali susisiekti aprašymo laukelyje pateiktais būdais arba užsisakyti mano sielos integracijos Contribui prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitimą gausi dovanų kiekvieną mėnesį. Susitiksime tavo sekančiame skaitime. Jei išsirinkai sekančią kortų krūvelę, tai šis skaitimas yra tau. Matau, kad šį mėnesį tam, kad pritraukti daugiau finansų, tau būtinai reikia daryti kažkokį tai dvasinį darbą. Kaip tau atrodo dvasinis darbas, koks tau dvasinis darbas labiausiai patinka? Ar tai meditacijos, ar tai žurnalo rašymas, ar tai joga, ar tai tiesiog sėdėjimas ir kontempliavimas, ar dar kažkas. Kas tik tau patinka, bet jaučiu, kad tu nutolai nuo to savo dvasinės praktikos ir tai atsiliepia tavo finansams. Tai tam, kad būtum atviresnė, priimti daugiau finansų į savo gyvenimą, daugiau pinigų pritraukti į savo gyvenimą, tavo dvasiniai vedliai sako, kad tau reikėtų padirbėti ties dvasiniu darbu. Tai ar tu bandysi suprasti savo emocijas, ar bandysi panaikinti įsitikinimus, kurie trukdo tavo finansams ir taip toliau. Jaučiu, kad vidinio darbo tau labai reikia šį mėnesį. Tam, kad įgautum kažkokio tai aiškumo, ką daryti toliau, kas susijęs su finansais. Tai tas dvasinis darbas duos tau aiškumo, kas susijęs su finansais, ką tau reikia daryti toliau. Ir tai taip pat tau duos įžvalgų į tai, kaip tu galėtum geriausiai padėti kitiems žmonėms. Kaip tu geriausiai galėtum patarnauti kitiems žmonėms, kokią paslaugą geriausiai galėtum teikti, kokį produktą geriausiai teikti, geriausia būtų teikti tavo klientams, ar kokį darbą geriausiai būtų dirbti. Tuos dalykus sužinosi per savo dvasinę praktiką. Ir gerai būtų šį mėnesį pastatyti tiltus. Angliškas yra toks posakis build the bridges. Tai reiškia sukontaktuoti su žmonėmis, su kuriais anksčiau dirbai, susisiekti su žmonėmis, kurie gal turi kažkokią tai darbo pasiūlymą arba jau turi sukūrę savo kompaniją, kurioje tu norėtum dirbti. Tai vat reikėtų susisiekti su žmonėmis, jaučiu, kad susisiekimas su žmonėmis, kurie tau galėtų padėti, kas susijęs su finansais ar darbo ieškojimu, tai paspartins tai pagerins tavo finansinę padėtį, tai paspartins tau greičiau ir daugiau pritraukti finansinės pagalbos pinigų į tavo gyvenimą. Taip pat šį mėnesį gerai būtų ar palaikyti ryšius su kažkokiais naujais žmonėmis, su kuriais nesenai susipažinai, ar atnaujinti ryšius su senomis draugėmis, su senais pažįstamais, nes per tuos žmonės gali ateiti naujas galimybės į tavo gyvenimą. Tau reikia šį mėnesį taip pat susidėlioti žingsnis po žingsnio kažkokį tai planą, kaip tu pasieksi savo finansinį tikslą. Jeigu turi kažkokį tai tikslą, jeigu neturi tikslą, pirmiausia išsikelk tikslą, kiek tu nori pritraukti pinigų į savo gyvenimą. Ir tada žingsnis po žingsnio susidėliok tą planą, kaip tu galėtum prieiti prie to finansinio tikslo. Ar tau reikia su kažkuo susisiekti, ar tau reikia daugiau pamedituoti ir susitvarkyti savo įsitikinimus, kurie susiję su finansais. Tai va, koks tas būtų žingsnelis po žingsnelio, koks tai planas, reikėtų susidėlioti kažkokį tai planą, tam, kad galėtum pasiekti sekantį finansinį lygį. Taip pat šį mėnesį ieškok patarimų iš žmonių, kurie jau yra ten, kur tu nori būti.
ar tai būtų per knygas, tu ieškotum patarimo, ar susisiektum su tuo žmogumi, kuris jau pasiekė tai, ką tu nori pasiekti, ar per kursus kokius, kur žinai, kad žmogus jau pasiekė tą finansinį tikslą, kokį tu nori pasiekti. Tai vat gerai būtų tau susisiekti su tai žmonėmis, kurie jau padarė tai, ką tu nori padaryti. Šį mėnesį reikėtų gerai apgalvoti savo galimybės, kas susiję su tavo šeima ir vaikais, jeigu turi vaikų. Gali būti, kad didesnis pajamų šaltinis, koks tai papildomas darbas, gali būti, kad tau netgi trukdytų sukurti darbo ir šeimos balansą. Tai va, šį mėnesį reikėtų gerai apgalvoti, ko tu iš tikrųjų nori, nes tavo dvasiniai vedliai sako, nereikėtų aukoti savo šeimos dėl savo karjeros, dėl daugiau pinigų. Tau reikėtų gerai viską apgalvoti, ar tu nori karjeros, ar tu nori gražios šeimos. Nes tai jaučiu, kad šį mėnesį tau bus labai sunku sukurti balansą, ypač jei nedarai dvasinio darbo. Tai šį mėnesį arba apsispręsk, ar tu labiau nori gražios šeimos, ar tu labiau nori karjeros, arba pabandyk sukurti balansą, gal susimažink valandas, visų pinigų, aišku, neuždirbsi. Tai tavo dvasiniai vedliai nori pasakyti, kad jeigu tu ilgą laiką buvai per daug susikoncentravusi į savo karjerą arba kaip uždirbti daugiau pinigų, tai šį mėnesį tai gerai apgalvok, nes sako, kad trūksta tau balanso tarp šeimos ir darbo ir geriau neaukoti savo šeimos dėl darbo. Tai geriau šį mėnesį daugiau laiko praleis su savo šeima, daugiau laiko praleis darant dvasinį darbą, susisiek su žmonėmis, kurie jau, pavyzdžiui, mamos, jeigu esi mama, susisiek su mamomis, kurios jau yra sukūrusios tą finansinį tikslą, kurį tu nori pasiekti ir paklausk, kaip jos tai padarė, neaukojant šeimos. Ir tavo dvasiniai vedliai tau primena, kad turėtum džiaugtis tuo, ko turi. Jaučiu, kad tu per daug susikoncentravai į pinigus ir gal kenčia tavo šeima. Tu gal per daug susikoncentravai į savo darbą, į savo produktą, į savo paslaugą, kad net neturi laiko net pagalvoti apie šeimos gyvenimą. Tai reikėtų persiorientuoti ir labiau rūpinti savo, ir daugiau laiko praleisti su savo šeima ir tiesiog mėgautis tuo, ką turi. Negu kad galvoti vien apie pinigus, kaip uždirbti daugiau pinigų. Yra kažkas, kas atneš į tavo gyvenimą transformacijos. Gali būti, kad ta strategija, tas planas, žingsnelis po žingsnelio, gali būti, kad kažką pakeis tavo gyvenime, bet tavo dvasiniai vedliai primena, kad pokytis gyvenime yra pats natūraliausias dalykas. Kartais mums tiesiog neįmanoma nedaryti pokyčių, kaip mes išsikeliam kažkokį tai naują tikslą. Mes turim kažką pakeisti, nes negalim gauti kažko naujo darant tą patį per tą patį. Tai nebijok to pokyčio, jeigu, pavyzdžiui, tu nori padaryti tą tranziciją iš pilno etato į pusę etato arba iš nuo 9 iki 5 darbo pereiti į savo biznį, tai aišku bus baisu padaryti, bet jaučiu, kad tai leis daugiau laiko skirti savo šeimai ir tai duos tau naują perspektyvą į tai, ką tu turi. Turiu vieną tokią draugę, kuri iš menedžerės darbo pakeitė darbą į paprastą darbą parduotuvėje, kur ji tik skaičiuoja prekes
ir iš didelės algos perėjo į pusę algos, pusę etato ir ji yra daug laimingesnė. Tai kas tau yra svarbiau šį mėnesį, tau savęs reikėtų paklausti, ar tu nori būti laiminga, ar tu nori daug streso ir neturėti laiko savo šeimai. Tai jeigu jau galvojai, kad reikia padaryti tą tranziciją iš gal netgi daugiau pinigų į mažiau pinigų, bet tai tau suteiktų daugiau laiko su šeima, tai šį mėnesį tavo dvasiniai vedliai sako, kad tam yra labai geras metas ir turėtum tai padaryti. Jo, matau, kad laikaisi to, ką turi, laikaisi ir nenori paleisti, tai ar būtų darbas, ar tai būtų tavo finansai, galvoji, bijai, jaučiu, kad bijai kažką keisti, eiti į tą sekantį lygį, ar susisiekti su tai žmonėmis, bijai kažką naujo daryti, bet transformacija tavęs laukia, tu nori ar nenori. Arba tu pati padarysi tą transformaciją, arba kažkas atsitiks, kad tu būsi priversta tai padaryti, bet tas laikymasis taip stipriai, aš pavyzdžiui dirbau buhalterė 7 metus ir aš labai laikiausi to įsikibus, kai čia žmogus laikosi įsikibęs tų pinigėlių. Taip pat matau tave, kad tu laikaisi kažką įsikibus ir atrodo vis atidėlioji tą pokytį, bet kaip ir mano draugiai, taip ir man iš stabilios algos perėjau į nestabilią algą, bet jaučiuosi daug laimingesnė, turiu daugiau laiko savo ir kartais antradienį vidury dienos išvažiuoju susitikti su draugėmis ir aš dėkoju Dievui, kad galiu tai padaryti vidury dienos, kur anksčiau niekada negalėdavau. Tai jaučiu, kad tavo tas įsikibimas į tą stabilumą neleidžia tau keistis, neleidžia tau pamatyti, kas iš tikrųjų yra svarbu. Iš tikrųjų yra svarbiausia tavo šeima ir tavo vaikai, jeigu turi vaikų. Ir tai turėtų būti tavo vienintelis fokusas ir visa kita ateis iš tos tavo strategijos, iš plano susidėliojimo. Jeigu tu galvoji, pavyzdžiui, kurti savo biznį ar pereiti į kitą darbą, tai turėk tą planą žingsnelis po žingsnelio, ką tau reikia padaryti ir jaučiu, kad tai padės susidėlioti įvykiams taip, kaip turi susidėlioti. Jaučiu, kad yra streso dėl pinigų šiuo metu, kad bijai, kas atsitiks ateityje, bijai, kad neužteks pinigų ateityje, bet ateis žmonės, su kuriais susisieksi, jaučiu, kad tie žmonės padės tau pasiekti tai, ko tu nori, jaučiu, kad pereisi į kitą finansinį lygį ir to nereikia bijoti, nereikia laikytis to stabilumo, viskas bus gerai. Ir nustok save spausti, nustok aukotis dėl kitų žmonių. Jei tu labai daug aukoji savo sveikatos, savo laiko, bandai uždirbti tos pinigus, eini į overtime viršvalandžius ir vis dirbi, atrodo dirbi dėl savo šeimos. Bet iš tikrųjų tas nepadeda tavo transformacijai, tas tave tik tai stabdo. Tai užteks aukotis, kažką aukoti, nes aukojimasis į visatą skleidžia trūkumą energijos. Tai kai tu aukojasi dėl savo šeimos, dėl kitų žmonių, dėl savo darbo, kai tu aukojasi, tu sakai visatai, kad tau kažko trūksta. O kaip tu gali pritraukti netrūkumą, jeigu tu pastoviai kiekvieną dieną sakai, kad tau trūksta? Tu labai sunkiai dirbi, tu neturi laiko savo šeimai, tu laikai įsikibus to paskutinio cento. Tu sakai visatai, kad tau trūksta. Tu pritrauksi pastovų trūkumą.
Jeigu galvojai pakeisti darbą, tai tavo dvasiniai vedliai sako, kad daryk tai dėl savo ateities. Daryk tai dabar dėl savo ateities. Ten, kur esi dabar, nėra ten, kur tu turi būti. Ir tau reikia padaryti tą transformaciją, padaryti kažkokį tai pokytį finansuose, kas susijęs su finansais, tai sakau, arba savo verslo sukūrimą, arba perėjimą į kitą darbą. Tai daryk dėl savo ateities. Tau reikia tai padaryti, kad tavo ateitis būtų šviesesnė. Ir jaučiu, kad gal rasi tokių žmonių, kurie tave įves į tokius projektus, kurie padeda netgi visai žmonijai, sako, žmonijos labui. Ir tavo visos viltis, ir tavo visi troškimai išsipildys. Tai tas pokytis, kurį bijai padaryti, nes esi įsikibus į tą esamą padėtį, esamą darbą, esamą biznį ir bijai tai keisti, nes bijai, kad nukentės tavo šeima dar labiau. Tai tau nepadeda ir tavo dvasiniai vedliai sako, geriau paklausk tų mamų ar moterų, kurios jau yra pasiekusios tai, ką tu nori pasiekti, ir gal jos padės tau ar duos kažkokių tai idėjų, kaip tu galėtum rasti tokias kompanijas, tokius projektus, kurie dirba žmonijos labui, daro kažką, kas padėtų visiems žmonėms pasaulyje. Ir tai, sako dvasiniai vedliai, kad išpildys visas tavo viltis ir troškimus. Tau tik reikia žengti tą žingsnį. Tu esi galinga kūrėja. Ir atsimink tą, kad tu ko nori, kokias tu svajonės turi, jos turi išsipildyti. Tavo aukštesnysis aš niekada tau neduos svajonės, kurios tau neįmanoma įgyvendinti. Tai jis nėra toks beširdis, tikrai ne. Tai jeigu turi kažkokią svajonę, jeigu jau žinai, kad norėtum padaryti kažkokį tai pokytį, kas susijęs su tavo pinigais, kas susijęs su tavo darbu, su tavo verslu, tai atsimink tai, kad jeigu turi svajonę, ją tau įmanoma įvykdyti. Ir tai, ką tu šį mėnesį paliesi, viskas bus pašventinta, kaip sakant. Tai viską, ką tu imsi šį mėnesį, tas tau labai gerai seksis. Viską, su kuo tu susisieksi, su kokiais žmonėmis susisieksi, iš jų gausi labai nuostabią pagalbą. Tai šį mėnesį reikėtų žengti tą žingsnį ir imtis tų veiksmų. Ir būk atvira priimti kitų žmonių pagalbą, kurie išties tau ranką, būk atvira priimti tą pagalbą, būk atvira priimti kažkokius patarimus iš kitų žmonių. Ir tu esi gausos karalienė. Va šitą kortą sako, tu turi visas galias sukurti viską, ką tu nori, bet gal dėl to, kad tu priešiniesi kažkokiems tai pokyčiams, transformacijai, tu negali pritraukti tiek gausos, kiek tau įmanoma pritraukti. Tai kažkokie pokyčiai, kurie tave kviečia, jaučiu, kad tie pokyčiai bus labai į naudą. Ir antra korta kalba apie meditaciją, tai patvirtina pačios pirmosios kortos, ką sakiau, kad reikia arba medituoti, arba daryti dvasinį darbą, kuris tau atneš labai nuostabių įžvalgų. Ir taip pat tau reikia pailsėti. Jeigu nusivarai save nuo kojų, tai arba pasimti atostogų savaitę, pailsėti, pamedituoti, padaryti jogą, parašyti žurnalą ir taip toliau. Leisk savo pailsėti. Ir duok savo laiko prieš priimant kažkokį sprendimą. Jeigu susisiekiai su kažkokiais tai žmonėmis ir jie sako, va, mes čia kuriam tokį ir anokį projektą, mes norim, kad tu prisijungtum, tau nereikia iš karto priimti pačio pirmo pasiūlymo. Tavo dvasiniai vedliai sako, tu turi laiko, jeigu gavai kažkokį vieną pasiūlymą, jeigu tau yra lemtas tas pasiūlymas, tai tau dar 10 kartų siūlys tą patį. Tai tu nesijaudink, tai kas tau yra lemta, niekada nepabėgs nuo tavęs. Jeigu tau yra lemta,
tavęs lauks, kol tu būsi pasiruošusi, tau siūlys ir siūlys ir siūlys. Tai va, tavo dvasiniai vedliai tiesiog perspėja, kad turi teisę gerai apgalvoti, turi teisę atsisėsti ir pagalvoti, ar tas iš tikrųjų yra tai, ko aš noriu. Man tai taip lenda tokia mintis, kad nešok, neimk pačio pirmojo pasiūlymo. Tai viską gerai apgalvok. Tau nereikia dėl nieko aukotis. Tau nereikia aukotis dėl savo šeimos, kad uždirbti daugiau pinigų. Nereikia imti tokio darbo, kur bus valandos ilgiausias ir viršvalandžiai ir dirbsi tokioj vietoj, kur tu nenori būti. Tau nereikia imti tokio pasiūlymo. Kuo labiau tu aukosies, tuo tau labiau reikės aukotis ir iš to aukojimosi tikrai nepritrauksi gausos energijų. Ir taip pat prižiūrėk savo kūną. Jaučiu, kad gali save labai greitai nuvaryti nuo kojų, gali labai persidirbti. Tai šį mėnesį skirk laiko pailsėjimui, skirk laiko miegui, jeigu jautiesi labai pavargus. Padėk visus darbus į šoną, pamedituok ir gerai išsimiegok. Ir šį mėnesį tavo dvasiniai vedliai patarė, kad neklausyti tų negerų minčių, tų įkyrių minčių, kurios sako, kad neužteks man laiko, čia reikia uždirbti daugiau pinigų, nes neužtenka mano šeimai. Čia man nepasiseks, aš geriau pasiliksiu tame darbe, kur esu, bet tai yra saugiau, negaliu nieko keisti, nes reikia išlaikyti šeimą ir taip toliau. Tavo dvasiniai vedliai sako, tu esi gausos karalienė, tu gali labai lengvai pritraukti gausą, bet tu klausaisi per daug tų negatyvių minčių. Tai šį mėnesį padirbėk su savo negatyviomis mintimis. Iš vienos mokytojos aš kažkada išmokau tokius žodžius, kad jeigu užpuola negatyvios mintis, tai gali būti net ne tavo mintis, tai gali būti kitų žmonių mintis, kurios prilipo prie tavo auros lauko. Tai pasakysiu angliškai, nes lietuviškai nelabai žinau, kaip verčiasi, bet yra toks sakinys: uncreate, delete, destroy across all time, dimension, space and reality. Tai jeigu supranti angliškai, tai kviečiu tave kartoti šį sakinį: uncreate, delete, destroy across all time, dimension, space and reality. Ir energetiškai išvalai tas negatyvias mintis, kurios nėra tavo. Ir jeigu tos mintis yra tavo, irgi turėtų tos mintis išsivalyti su šiuo sakiniu. Taigi tiek, aš tau turiu patarimų šį mėnesį, kas susijęs su tavo finansinė situacija. Ir jei tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka, prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum sekančių video. O jei norėtum asmeninio taro kortų skaitimo su manimi, gali susisiekti aprašymo laukelėje pateiktais būdais arba užsisakyti mano sielos integracijos Contribui prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitimą gausi dovanų kiekvieną mėnesį. Susitiksime tavo sekančiame skaitime. Jeigu išsirinkai 3 kortų krūvelę, tai šis skaitimas yra tau. Šį mėnesį matau finansinę laisvę arba tos finansinės laisvės daugiau. Jaučiu, kad šį mėnesį galėsi priimti daugiau finansiškai laisvesnių sprendimų. Jeigu ilgą laiką galvoji, kad neturi pakankamai pinigų ir negali savo to leisti, tai jaučiu, kad šį mėnesį jau turėsi pakankamai pinigų arba truputėlį daugiau pinigų, kad galėsi daugiau savo leisti. Turėti savo verslą tau yra idealiausia. Ir kokį verslą sukurti, tu gausi tas idėjas tada, kai
turėsi laisvo laiko tiesiog pasėdėti ir pagalvoti, ar pamedituoti, ar parašyti žurnalą. Jaučiu, kad tavo siela šaukia laisvės ir jeigu dirbi nuo 9 iki 5, tikriausiai tavo sielai tai nelabiausiai patinka. Mano sielos dovana yra dieviškoji galia, kuri kalba apie laisvę ir turėjimą daug pasirinkimų. Tai aš galiu puikiai rezonuoti su tuo, nes aš, kai dirbau buhalterę, kiekvieną dieną ruošiantis į darbą, atrodo, mane kažkas smaugdavo mano sielą ir aš taip nenorėdavau ten būti, bet kažkaip kankinau save 7 metus tame darbe ir dabar, kai aš dirbu pati savo, nors ir aš uždirbu mažiau pinigų, negu uždirbdavau, kai būdavau buhalterė, bet aš jaučiuosi daug laimingesnė ir į nieką to nekeiščiau. Tai vat tavo dvasiniai vedliai sako, kad jeigu tu jautei tą sielo šauksmą, kad reikia pradėti savo verslą, šis mėnuo yra labai geras metas tam pradėti ir šis skaitimas yra ženklas, kad reikėtų žengti žingsnius link savo pačios verslo, nes tau reikia to, kad turėtum daugiau laiko savo, turėtum gal kūrybinės laisvės, nes pavyzdžiui, man dirbant buhalterė, aš visiškai neturėjau kūrybinės laisvės, o dabar kiekvieną dieną aš kuo noriu, to užsiemu. Noriu įrašinėjau tokius taro kortų skaitimus, noriu darau skaitimus savo Contribui platformoje, aš pati galiu susidėlioti savo darbo dieną. Tai jeigu tavo siela šaukia tą daryti jau senai, tai šis skaitimas yra ženklas, kad tai tau reikia daryti. Aišku, reikės labai daug drąsos, bet reikėtų imti gyvenimą į savo rankas ir paskelbti, kad tai, ko tu nori, turi išsipildyti. Bet tam reikia pasitikėjimą savim, reikia daug drąsos. Bet kartais reikia žengti tą žingsnį, nors ir bijai, bet tavo dvasiniai vedliai tavo dvasiniai vedliai patvirtina, kad jie žino, kad pradėti savo verslą reikia labai daug drąsos ir jie yra su tavimi, jie duoda tau tos drąsos. Tai šį mėnesį, jeigu pradėsi kažką, tai nesijaudink, turėsi pakankamai drąsos, nes tavo dvasiniai vedliai tave palaikys. Ir tau reikia darbe, finansuose, savo karjeroje, savo versle būti lyderė. Tu esi toks žmogus, kuris turėtų vadovauti kitiems. Ar turėtų vadovauti, arba bent jau vadovauti savo laikui ir savo kūrybai. Tai jeigu niekaip negali išeiti iš savo dieninio darbo, tai bent jau susiras kažkokį tai pusę etato ar savaitgaliais kažką, kur tu galėtum vadovauti tam, ką tu darai savo kūrybai. Jaučiu, kad atsiras šį mėnesį tokių galimybių, kur tu galėsi pastatyti save į tokią lyderio poziciją. Ar tai turėsi daugiau laisvės daryti, ką nori su savo laiku, ar turėsi truputėlį daugiau laisvės daryti, ką nori su savo finansais, ar turėsi laisvės, kūrybinės laisvės, galėsi, ką nori tą kurti šį mėnesį. Tai jaučiu, kad ateina link tave šį mėnesį tokias galimybės. Ir jeigu galvoji, kad jau reikia kurti savo biznį, atsimink, kad tie pokyčiai gali atrodyti labai ekstremalūs, bet susitelk visą savo galią, sutelk visą savo drąsą ir ženk tą žingsnį. Gal iš pradžių atrodys, kad esi visiškoje tamsoje, nežinai, ką toliau daryti, koks sekantis žingsnis, bet tavo dvasiniai vedliai sako, just hang in there. This too shall pass. Tai išvertus į lietuvių kalbą, tai reiškia tiesiog būk, viskas bus gerai, viskas praeis, nesijaudink, išbūk tame tamsiame periode, viskas bus gerai, just nepasiduok, jie nori tau pasakyti. Jaučiu, kad šį mėnesį pritrauksi naujas pradžias, naujas galimybės,
kažkas gal tau pakuždės, kokį biznį pradėti, kažkas pasikeis tavo darbe, gal bendradarbė kažkokia pasiūlys bendrą projektą, ar kažką išgirsi darbe, ar bus kažkokia nauja galimybė darbo erdvėje pasiūlyta, kad pradėti kažką naujo, ar darbo kelionėje sužinosi kažkokie nauji pokyčiai darbo srityje ateina ir jie yra pačiu laiku. Gal jie ir atrodys baisus, gal visiškai netikėti, bet žinok, tavo dvasiniai vedliai taip suorkestravo, tavo aukštesnysis aš taip suorkestravo ir jie yra pačiu geriausiu metu. Man tai buvo, kad kai aš pradėjau savo verslą, tame name, kur aš gyvenau, mano namo šeimininkas sugalvojo parduoti tą namą. Ir aš jau seniausiai metus galvojau, kad norėčiau išsikraustyti kažkur kitur, nes labai nemėgau to namo, nes namas buvo ant pagrindinės gatvės, kur mašinos pastoviai važiuodavo, tiesiog negalėdavau ramiai pabūti pastoviai, visą susistresinus būdavau tame name, tiesiog nebūdavo jame ramybės. Ir tiesiog aš save kankinau tuose namuose, nors jau senai rezgiau mintį, kad reikėtų išsikraustyti. Ir taip gavosi, kad kai pradėjau savo verslą, šeimininkas pardavė namą ir man teko išsikraustyti. Ir tai buvo pačiu geriausiu metu. Aš savo sakau, kad tai buvo pačiu geriausiu metu, nes mano dvasiniai vedliai tiesiog turėjo mane išstumti. Jie jau senai man sakė, kad reikia kraustytis, bet aš ant tiek spėliojaus, ant tiek kojas įrėmus į žemę laikiausi, nes buvo pigi nuoma ir taip toliau, bet ačiū Dievui, kad jie tai padarė, nes dabar aš įrašant šį video žiūriu pro langą į savo kiemą ir negaliu atsigrožėti, nes ir labai tylu už lango, mašinos nevažiuoja, kaimynai tylus ir taip toliau. Tiesiog dėkoju visatai, kad išstumė mane iš to namo, kur triukšmas pastovus buvo, kur ant pagrindinės gatvės. Tai tu kažką jau senai galvoji keisti, kažkokius pokyčius daryti ir kažkas ateis, kažkokios naujos galimybės, kurios jau senai turėjo ateiti. Tavo dvasiniai vedliai ir tavo aukštesnysis aš jau sudėliojo tau ir šį mėnesį turėtum pamatyti kažką naujo. Ir nebijok tų pokyčių, nes tai yra divine timing, sudėliota taip, kaip tau, kad pačiu geriausiu būdu ir tau tai yra pats geriausias kelias. Ir dar vieną kartą kalba apie naują aušrą, naujas pradžias. Tu pradėsi arba naują darbą, arba savo biznį, kažkas naujo, visiškai naujo. Atrodo, kaip aš dirbau buhalterę ir paskui sugalvojau, kad aš noriu pradėti savo dvasinį verslą. Ir buvo visiškai naujas dalykas, visiškai nesusiję, tai jaučiu, kad tau ateina kažkas tokio nauja aušra, naujas lapas, naujas švarus lapas. Taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad investuotum savo laiką ir savo pinigus su protu, kaip sakant, invest wisely. Tai gerai viską apgalvok prieš investuojant savo laiką į kažką, gerai pagalvok prieš investuojant savo pinigus. Bet sakyčiau, kaip žinoti, kur investuoti savo laiką ir pinigus, kur į tos dalykus, apie kuriuos jau senai galvoji, kad reikėtų pradėti, bet vis nesiruošiai. Ir kažkas, kas atrodo, nepalieka tavęs ramybėj. Apie tai jau senai galvojai, senai norėjai. Ir toks jausmas, kad taip, aš čia turiu eiti, taip, man tas yra lemta, nes apie tai jau galvoju metus. Tai iš to gali spręsti, į ką investuoti savo laiką. Taip pat gali būti, kad rasi investorių į savo verslą, į savo
projektus. Gali būti, kad žmonės duos tau pinigų, investuos į tai, ką tu darai. Taip, matau, kad atsiras galimybių ir daug kelių, kurie pasirodys ir gal tu nežinosi, kurį kelią imti. Jaučiu, kad šis mėnuo bus kryžkelė, bus kažkokiu tai pasiūlymu, bet nežinosi, kurį išsirinkti. Aišku, visada klausyk savo širdies ir jeigu vienas iš tų pasiūlymų yra toks dalykas, kur tu senai jau apie tai galvoji, tai tą pasiūlymą ir pasirink. Pagaliau šį mėnesį ateina šviesa tunelio gale. Jaučiu, kad viskas, kas nepavyko anksčiau, arba kažkokios tai bėdos, finansinės bėdos jau baigėsi ir iš tų naujų pradžių, kurioms tau reikės labai daug drąsos žengti tą žingsnį, iš to išeis šviesa tunelio gale. Jaučiu, kad pagaliau paleisi tą visą negatyvumą, pagaliau paleisi tą visą stresą, tas visas stresas dings. Jaučiu, kad tos naujos pradžios, kurios ateis šį mėnesį, jos bus labai į naudą. Ir ypač jeigu gerai viduj jautiesi, jeigu tos naujos pradžios tau duoda daugiau galimybių, pavyzdžiui, daugiau galimybių praleisti su šeima, daugiau laiko, daugiau kūrybinio lankstumo. Tai tokios galimybės tau yra geriausios. O ypač jeigu atsiranda galimybė dirbti pačiai savo, tai tau gerai būtų. Ir vėl naujų pradžių korta, kaip ir ši kvailio korta reiškia naują pradžią, naują švarų lapą, kai žengi į kažką, nežinodama, ką sutiksi, kaip viskas baigsis, kaip viskas atrodys, bet kaip kvailys žengi ir nieko nebijai, atrodo. Ir tave dvasiniai vedliai ir tavo aukštesnysis aš kviečia į tą naują kelionę. Ir eiti į tą kelionę su atvira širdimi, su tokiu naivumu, kad viskas bus gerai. Nes kaip mes pradedam savo kelionę, jeigu mes galvojam, kad viskas bus gerai, kad viskas susiklostys, dažniausiai, kaip mes kuria koją pradedam, taip ir viskas klostosi. Tai jeigu į šiuos naujus pokyčius, į šią naują pradžią eisi su pasitikėjimu, kad viskas bus gerai, kad visa ta tave palaikys, tavo aukštesnysis aš ir tavo dvasiniai vedliai tave palaikys, kad viskas susidėlios taip, kaip turi būti, tai tą ir pritrauksi. Jeigu į naujas pradžias eini su didžiausia baime, su didžiausiu stresu, nežinai, kaip čia atrodys, jeigu bandai viską kontroliuoti, tai kaip to atrodo, ką tu pritrauksi? Gali šį mėnesį, aišku, jaustis sumišus dėl kažko, kad nežinai, ką daryti, idealizuoji gal ten, kur esi dabar, kad gerai yra taip, kaip yra, bet jaučiu, kad tu aukoji kažką, tu aukoji savo kūrybinius gebėjimus, tu aukoji savo laiką ten, kur esi dabar. Gal norėsis liktais priimti pasiūlymą tokį, kur vėl aukotis reikėtų, pavyzdžiui, siūlo daugiau pinigų, bet reiks viršvalandžius dirbti arba darbo valandos netinka ir taip toliau, tai žiūrėk, kad nesiaukotum, nes tai sukels dar daugiau sumaišties ir nemanau, kad atneš tai gerų rezultatų. Tai nereikėtų aukotis, žiūrėti į tokias galimybės, kurios tau suteiktų dar daugiau laisvės, o ne dar daugiau aukojimuose. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, tiesiog daryk tai, ką tu myli. Jeigu jau senai galvoji pradėti kažkokį tai kūrybinį verslą, kur turėtum laisvės daryti tai, kas tau patinka, tai yra pats geriausias pasirinkimas. Ir tas pasirinkimas, jeigu darysi tai, kas tau patinka, tai, ką tu myli, aišku, prireiks tam labai daug drąsos ir būti lankščiai. Bet jaučiu, kad tas darbas atneš labai daug
gerų rezultatų. Ir jaučiu, kad tai, ką tu sukursi, bus labai aukštos kokybės. Ir už tai, aišku, tau mokės gerus pinigus. Taip pat gali būti, kad tavo kūrybinis darbas atneš kolaboravimosi galimybių, darbo su kitais ir tu sukursi labai nuostabią reputaciją. Ir taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad tavo veiksmai turėtų atitikti tavo vertybės ir vidinį žinojimą, kuris kelias yra tau geriausias. Tai ar tavo veiksmai, šiuometiniai veiksmai atitinka tavo žinojimą, koks tavo yra kelias? Jeigu jau senai galvoji apie savo verslą ir tu vis tiek kiekvieną dieną eini į darbą, kurio nekenti, tai tavo veiksmai neparodo, kad tu nesiklausai savo širdies. Tavo veiksmai parodo, kad tu nesiklausai savo širdies ir tu nedarai to, kur tavo siela tave kviečia eiti. Tai tai reikėtų pagaliau šį mėnesį priimti sprendimą, kad klausysies savo širdies ir seksi tuo keliu, kuriuo tu žinai, kuris tau kelias yra geriausias. Tai tau reikia daryti tokius pasirinkimus. Tai, ką tu turi savyje, yra drąsa, kurios tau pilnai užtenka. Tau 2 liūto kortos. Tu esi drąsi, tau gal atrodo, kad tu nedrįsti kažko daryti, tu turi viską savyje, tu esi kaip liūtas, liūto energija, kuri pasitikė savim, žino, ką daro ir nebijo žengti tą žingsnį. Tai tu turi visą tą drąsą savyje. Ir paleisk tai, kas įvyko praeityje, kas tau nepasisekė ir claiming tą savo didybę, savo lyderės poziciją, kad tu esi savo gyvenimo kūrėja. Ir viskas, ko tu nori, tos naujos pradžios bus tik tai tau į naudą. Ir, kaip sakiau, paleisk tai, kas nepasisekė praeitie. Jeigu praeitie kažką bandai ir nepasisekė, tai šį mėnesį tavo dvasiniai vedliai sako, nustok apie tai galvoti, čia yra nauja pradžia, į tą pradžią eik su pasitikėjimu. Ir tu rasi sėkmę ir pasitikėjimą savimi, jeigu leisi kitiems žmonėms tave palaikyti. Tai čia 2 liūtai, kurie palaiko viens kitą. Tai jeigu tavo partneris palaiko tave žengti tą žingsnį, sukurti savo verslą, tu pasitikėk, kad tai yra tau geriausias sprendimas. Jeigu tavo partneris palaiko, tai tavo dvasiniai vedliai ir tavo aukštesnysis aš tau rodo, kad jau metas to imtis. Taigi tiek aš tau turiu šiame skaitime. Jei tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka, prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum sekančių video. O jei norėtum asmeninio taro kortų skaitimo, su manimi gali susisiekti aprašymo laukelyje pateiktais būdais arba užsisakyti mano sielos integracijos Contribui prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitimą gausi dovanų kiekvieną mėnesį. Susitiksime tavo sekančiame skaitime.